Restoranas, kuriame operatorius paragavęs kąsnį tiesiog iškrito iš kėdės nuo skonių jūros. Brančas yra pusryčių ir pietų vaikas, taip kaip ir mes ant Pachmo, nei gyvi, nei mirę. Šiandieną esame Kaune, kur aš jau baigiu išgerti vieną čerį špriciuką. Čerį špriciuką su naminiu kampuotu. Turime jau pirmąjį patekaliuką. Tai klasiškai kaipgi brančas gali būti be avokado ir lašišos tausto. Nieko nelauksiu. Palauk, biškė! Pradedam nuo vitaminų iš ką. Jaučiuosi gyva. Naminio raugo donytė čia matom. Ir tokia tamsi lašiša, kokios senai jau nemačiau. Čia nebuvo rasistiškas bajeris. What? Duona tobula, lašiša tiesiog wow. Svoguniukai, čilė aliejūkas, kaip negaliu duoti kitaip 10. Tiesiog 10. Tausto kaina tik avokado yra 12, bet aš dar užsidėjau papildomai lašišas už 3,50. Nes aš mėgstu prabangą. Na ką, o čia turkiški kiaušiniai, kurie bando atimti darbą iš lietuviškų kiaušinių. Nieko nelaukiame. Kas čia per viršinį tokia, wow, rudėsėlį tokia. Išduosiu paslaptį, be kiaušinių nėra soti nei viena moteris. O švelnumas, wow. Jūs galvosit, kad kažkas mane papirko, bet duodu šitiems kiaušiniams 10, bet gal ir papirko. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Prosciutto, bij. Kiek traškesnio danelę pasakysiu. Kaip prosciutto ir burrata nebus tobulas derinys, jūs man pasakykit. Gal tobulumui trūktų kokio trūmo aliejūko dėl tokio skonio? Duodu 9. Aš po šio nuopolio į operatorių jau rimtai nebegaliu žiūrėti, žinau. Nesu didelė fanė French toastų, bet šį kartą nutariau suteikti jam šansą. Taigi, turime taip nuostabiai atrodantį su daug ogyčių ir kad atsverti tą saldumą, tai reikia vieną kvietinį paimti, žinoma. Iškart gyvenimas geresnis. Tas padažas varvintis man per būna. Citrininė rikota yra baudinė, pekanijos riešutukai prideda labai gero anskonio. Šansas buvo ne veltui suteiktas, aš jums pasakysiu. Su French toastu jautiesi realiai kaip Paryžiuje, tik tai be Eifelio ir su Pachmu. Didelis pliusas, kad French toastas nebuvo saldus, duodu 9. Maistas buvo tiesiog tobulas. Į šią vietą įdėta yra labai daug meilės, tada teikit paragauti tos meilės įrius. Maistas ant Pachmo sako, vo.